Gidai, tave esam įpratę matyti, aš esu įpratęs matyti kaip grupės vadovą, lyderį, vadybininką, bosistą, šiandien tu visai kitam amplua. Kiek matau, tai yra muzika, bet ne per stygas. Kas tai tau yra, ką matome čia? Tai yra turbūt mano antra meilė. Pirma yra muzika, antra yra tapyba. Tie du dalykai visada buvo šalia. Ir tiesiog prisikaupė darbų, turėjau šiek tiek moku tapyti. Kada pamatei, kad moki, ar kažkas pasakė? Kas tai buvo, paauglystė, vaikystė, vėlesnis laikotarpis? Nežinau, turbūt vaikystės pabaiga, paauglystės pradžia, kai baiginėjau dailės mokyklą ir kai turėjau išvažiuoti į Čiurlionio meno, baiginėjau Šiauliuose dailės mokyklą, turėjau važiuoti į Čiurlionio meno mokyklą ir kai manęs neišleido, tada supratau, kad galbūt aš ir moku dažyti, tapyti, nors šiaip turėjau būti skulptorius. Ir tada nusipirkau gitarą, sakiau, pabandysiu save kitoj srity.